filmuota medžiaga. Praeitame filme buvom žiūrėjom prieš tokį kalną, kryžkelė buvo. Buvom tarp kalnų. Dabar užlipom ant to kalno, kur rodžiau. Ir čia vienoje pusėje kalnai, kurie varo paskiau link Bustorsizė, link Milano. Paskiau čia rimtesni kalnai. Ten dar ir sniego yra. Aukštai, ten bus 2500 metrų, 3000 metrų. Mes dabar čia randamės ant 2200 panašiai kažkur tai. Čia tipo, va, ežeriukas. Gatvė kokia? Nu, gatvelė, nu, iki priartinsim. Alpina vadinasi. Nu, va, čia leidžiasi žemyn. Ir visas vaizdas, kuris atsidaro mums prieš akis, labai gražus. Visur kalnai, kalnuočiai. Va, čia tas kalnas, kur dar matosi viršūnės, bet mums nereikia lipti, nes mes šiandien perėjom takeliu. Va, rodiklė. Ir vat mes ežeriukai, du yra vienas tas, tipo užtvanka. Ir ten toliau aukščiau einant, kitas yra, nežinau, ar esi matosi šitą video kamerą. Taip, kad mes dabar eisim prie va šito vat ežero. Pasižiūrėsim, įsimaudysim tipo, bet tikriausiai nesimaudysim, nes vanduo ledinis. Nors ir šiandien 22. 22 šiandien, ne? Šiandien birželio 22, 2012 metų. Ir mes nueisim pasižiūrėti, kas darosi. Ten kažkoks funikulierius yra, čia visur kalnai, kalnuoti, kalnaičiai, kalnynai. Atrodo, kad viskas labai arti, bet kai pradedi eiti, kojas pradeda šikną lysti ir nieko gero. Nu, dabar taigi leisimės pažinės takeliu, ten žemyn, kažkas darys. Po šituo kalnu žemyn iki jų pasirė kelias. Pasislėpęs. Jis vinguriuoja. Nu, taigi vakar žiūrėjau žemėlapį. O taip pat. Iš čia po kalnu taip eina, kažkaip tai leidžiasi žemyn. O aš kažką nors mačiau ją. A, girdisi kažkas barška. Tai tenai tos, kur toli prie pležę. Tu galvoji, kad taip toli girdisi? Jo. Jau girdi, kaip vanduo čiurlena. Aha. Tos. Ir vadinais kažkoks miestukas yra dar. Tai nesakom iš šitos pusės man. Nu. Čia kažkur tai 1,5 kilometro skirtumas aukštyje. Mes tą aukštį įveikėm dviese per 2 dienas. Čia dar buvom vakar užlipę, vadinais po to akmeniukų pasislėpėm, nes davė lietus kaip iš kibiro, su kruša. Sušlapom kai durneliai, paskui mėgom ten pudelį tai. Per vakar buvau nufilmavęs. Teko grįžti atgal, labai gaila buvo. Šitokį kelią įveikė, kalną įveikė, turėjom grįžti atgal ir vėl šiandien lipti viršų. Neįdomu. Žiauriai gaila leisti. Bet pasirinkimo nebuvo. Sako, šį vakar vėl bus lietus, tai čia jau kažką reikės organizuoti vėl. Žiūrėk, vėlik. Nu, tai toks bus sezonas lietaus vakarinio. Vai vakarį. Nu. Gal ne, tai dar anksti yra. Bet tai kas jau išvyko. Nelyja užtat. Bet tai, karočiui, gal tarp kalnų mygla tokia stoja, tai reiškia slys turbūt. Nors mes ne kalniečiai. Вот так.